dėl to, kad supratau, kad aš galiu išgyventi finansiškai iš rašymo. Kurios ten aprašomos labai plačiais užpakaliais, storom lūpom, ilgais papais. Ilgais ir papais. Oboliukai galėtų būti, kaip valgai savo močiutę. Taigi visi numirs. Įmeta vaiką ir išverda. Neaišku kodėl. Kai tie skrandžių gabaliukai plaukia ne šiaip sultinį, o pieniškos. Tai buvo pieniškas sriuba. Mes tokį keistą mišinį to dainų, kurias atlikdavom, vadinom porno roku. Porno roku. Ar iliustracijos ir tekstai. Jo, esu buvusi Irane. Tai gal tada įvažiuojam. Tai sveiki, su jumis Balbo Media, segmentas Būna visko. Ir šiandien pas mus yra Kotryna Zylė, iliustratorė, grafikos dizainerė, visuomenininkė, labai norėčiau tave pavadinti, paskui pasakysi dėl ko, rašytoja ir vienas mistiškiausių Lietuvos žmonių. Norėčiau būti mistiškesnė. Gerai, tinka. Tinka? Žiūrėk, aš iškart noriu pradėti nuo to, kad šiai dienai tu labiausiai esi rašytoja, bet anksčiau buvai grafikos dizainerė. Ir tu esi apdovanojimų kaip grafikos dizainerė gavus. Ir gan tokių, sakyčiau, reikšmingų. Taip. Nenori plačiau išskleisti. 2012 metais gavai apdovanojimą. Jo, aš esu gavus, man rodos, ir 11, ir 12. Du tokie buvo dideli mano asmeniniai dizaino laimėjimai logotipų sukūrimo. Tai vienas buvo Lietuvos stendui Expo Korėjoje. Expo Josu, man rodos, buvo, vadinasi, ir pats Expo 12 metais vyko. O kitas logotipas buvo, kai Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos komisijoje ir reikėjo irgi ženklą sukurti. Tiksliau, ten buvo toks bendras visuomenės ženklo kūrimo konkursas, ten visi balsavo Delfyje, man rodos, ir kadangi Delfyje nėra geriausia vieta rinkti grafikos darbus atstovauti Lietuvai, tai paskui buvo tas laimėjusi tarsi idėja, duota jau profesionalų konkursui irgi vėl pasiūlyti, kaip ją jau suvaldytą realizuoti. Ir aš ten irgi laimėjau. Tai buvo nerealūs kažkokie 2 metai, aš buvau, tai čia jeigu 12 metai, praėjo 11, žodžiu, man buvo 20 kažkeli. Jauna. Jo, ir aš kažkaip gerai variau tuo metu, ir man tiesiog, nežinau, gerai sekėsi ir, aišku, gerai ir tikrai tame buvau kažkaip visai nebloga. Nu va, bet aš labiausiai tai atsimenu kelionės su tuo susijusios, nes laimėjusi Expo logotipo 1 vietą, aš turėjau galimybę apsilankyti toj parodoj. Ir jį vyksta kiekvienais metais vis kitoj šaly. Tai čia ta, kur Pietų Korėjai? Taip, Pietų Korėjai. Aš tiesiog Korėjai pasakiau, bet... Tai nes apie tą, kur šiauriau nelabai galvoja žmonės dažniausiai. Jo, nes kartais yra Expo vykusi Italijoje, pavyzdžiui. Tai, ta Italija nukeliautų į Korėją, tai buvo visiškai įspūdinga. Aš ten keliavau. Beje, juokingas dalykas, tada nebuvau parašęs nei vienos knygos, bet mane prijungė vykti su Lietuvos rašytojų atstovais, 3 vyrais, Antanu Jonynu, Kęstučiu Kasparavičiumi ir Kornelijumi Plateliu. Ir jiems, man atrodė, dar keisčiau atrodė, kad kažkokia mergaitė su jais važiuoja, kažkokį logotipą sukūrus, nes nieko apie mane nebuvo nei vienas girdėjęs. Ir šiaip kontrastas, tai Kasparavičius garbaus amžiaus. Tai jie visi 3 buvo garbaus amžiaus ir jie vyko ten, žodžiu, kaip iškiliausios literatūros žvaigždės iš Lietuvos. Bet tai mes su jais tiesiog turėjom organizuotis kelionę ir paskui jau ten jie savo programą vykdė, o aš nieko. Aš tiesiog vaikščiau po parodą, patyriau Josu, ten toks miestelis buvo. Tai va, tai tas laimėjimas atnešė šitą kelionę, o premija gauta, nes buvo irgi gana solidžios tos premijos. Dabar neatsimenu, ar už abi panašios, bet, žodžiu, gal už tą gavau 10 000 litų, man rodos, litais. Ja, tai čia tais laikais dideli pinigai. Milžiniški dabar ir ypač tam amžiaus tarpsnėje, kur pajamos yra tokios. Nes tu gal dar studentė tuo momentu buvai, ar jau baigus? Aš neatsimenu, gal
gal jau baigus, porą metų turėjau savo dizaino studiją kartu su buvusia kursiokė mes įkūrę. Ja, ir tai mes su vyru už tuos 10 000 litų nusipirkom kelionę į Nepalą. Ir lipom į kalnus. Ten toks Anapurna ratas yra apeiti, žodžiu, ir tai buvo nuostabu. Mes išvažiavom mėnesį į Nepalą. Dabar viskas, kaip pasakoju, taip skamba, žmonės taip daro. Tai yra, kažkaip gali ten iškeliauti ilgam, dabar žiemas leidžia iškeliavę. Palikė Lietuvą už nugarą. Jo, bet mums tai atrodo, kad per tą mėnesį mes iš viso grįšim kitokie, nušvitę, nežinau, kažkas milžiniško vyks. Kad pasikeis, apsivers viskas. Tai aš neapsivertė, grįžo ir toliau gyvenau. Bet pažinta nauja kultūra, pamatytas naujas kraštas. Jo, buvo nerealu. Ir matos, kad tu sėkminga dizainerė buvai. Kurioje vietoje vyko lūžio taškas, kad nusprendai nebebūti dizainerė? Ja, čia irgi tokia įdomus tas mano posūkis gyvenimo, nes mes dviese su tikrai irgi puikia grafikos dizainerė ir ji tebedirba, Miglė Vasiliauskaitė, mes įkūrėm Prim dizaino studiją. Irgi visi mūsų kursiokai ėjo į agentūras, kažkur ten, žodžiu, niekas neįsivaizdavo, kad galėtum tiesiog pradėti dirbti pats ir turėti iš kažkur užsakymų, kažkaip, kad sektųsi. Bet mums sekėsi, gal mes gerai darėm dalykus, mūsų toks fainas stiliukas buvo. Ir laimėjom ir kaip dizaino studija nemažai visokių apdovanojimų. Ir aš parašiau tada pirmąją knygą. Ji pasirodė 2014 metais, knyga vaikam. Milžinas mažylis? Milžinas mažylis, jo. Ir man Miglė sakė, tu nueisi į knygas, man baisu. Aš sakiau, baigtų. Niekada aš neužsimsiu vien knygomis. Taigi nuobodu yra tik kažką vieną darys. Sakiau, mes tikrai būsim dizainerės, turėsim savo studiją ir aš šalia rašysiu vis knygas. Ir aišku, praėjo nemažai metų, bet 2020 aš supratau, kad aš tiesiog nebepajėgiu daryti visko. Man tie užsakymai dizaino atima per daug laiko, aš nebegaliu su savo knygom keliauti, pristatinėti, nebeturiu laiko rašyti, kiek man reikia. Žodžiu, visko yra per daug. Ir tada aš pasakiau, kad jau toj mūsų Prim studijoje nebebūsiu kaip jos porininkė, bet mes kartais vis dar susitinkam padaryti kokį nors projektą. Labai retai, kokį vieną per metus ar vieną per 2 metus. O gerai, žiūrėk, dabar sakai, 14 išėjo knyga, 20 pasirinkai grinai rašytojas kelią. Tai per tuos 6 metus tau atsirado meilė knygom, kurios anksčiau nebuvo, kad nusprendei tokį pasirinkimą padaryti, ar kas įvyko? Ne, tai turbūt įsibėgėjo pati ta veikla, kad iš tikrųjų, kad tave atrastų kaip autorė, užtrunka labai daug metų. Kad ir kokia bebūtų gera knyga, net jeigu jinai ir pradžioj kažkaip gerai ten išsprogsta, bet vis tiek reikia laiko. Mano knygos yra vaikams, paaugliams, dabar aš jau suaugusiam, žiūrėsim, kaip ten bus. Bet tai kol sužino mokyklos, bibliotekos, žodžiu, ten toks labai lėtai įsibėgėjantis procesas, taip. Bet jau kai jis įsibėgėja, tai būna tikrai jau didelė gniūžtė prisikaupusi ir tada tave tiesiog kviečia, nori kažką sužinoti. Tai aš gal pasakiau, kad nebebūsiu toj būtent dizaino studijai dėl to, kad supratau, kad aš galiu išgyventi finansiškai iš rašymo. Čia labai taip platu sakyti išrašymą. Iš tikrųjų, tai tikrai ne iš knygų pardavimo, bet iš visko susideda, iš susitikimų, pardavimų, literatūrinių renginių, kuriuos darau pati jau kaip organizatorė ir panašiai. Ir šiaip visapusiškai save realizuoji, nes tu ne tik rašai, bet tu ir iliustruoji savo knygas. Tavo paskutinė knyga yra vienintelė, kurios tu neiliustravai pati. Jo, bet kaip tai buvo faina. Iš tikrųjų, kaip faina, kai parašai istoriją ir tą sunkų iliustravimo darbą perima kažkas kitas. Tai aš save daug labiau laikau rašytoja. Taip atrodė, gal kai atėjau kaip dizainerė grafikos, iliustruotoja, su pirmąja knyga, visi sakė, kad pradėjusi rašyti dailininkė. Bet istorijos mano gyvenime buvo nuo visada. Aš kai nemokėjau rašyti, mano tėtis užrašydavo pirmasias mano papasakotas istorijas trumpas. Tai tu pasakorė nuo mažų dienų. Jo, man patiko rašyti istorijas. Ne pasakas, o tokias įvairias istorijas, bet jo, su mistiniais elementais visada. Jie tave lydi nuo vaikystės. Jo. O
Gerai, tai tada reiškia, tu vaikystėje ir atradai meilę knygom, tai tau kažkas iš šeimos narių skaitydavo, ar tiesiog tu buvai ta, kur išmokau skaityti ir pasileidai iš karto knygų pasaulį? Būna, man juokinga, kaip pasakoja, kad išmoksta patys skaityti iš laikraščių, kur tėvai nežino, kad vaikas skaito. Ne, mane tai jo tėtis buvo tas, kuris turėjo milžinišką vaikų knygų biblioteką. Ir jisai man labai daug skaitė, jam labai patiko vaikų knygos apskritai, vaikų literatūra. Manau, kad jis jam pradėjo domėtis turbūt, kai mes su juose atsiradom, bet sesė už mane 7 metais vyresnė, tai jis jau buvo su ją gerą laiko gabalą praleidęs toj vaikų literatūroje, tai aš jau gavau tokį brandų išsilavinimą vaikų literatūros tėtį. Ir dar jam pačiam labai patiko papročiai lietuviški. Tai jis toks, man skaitydavo daug, pats domėjosi knygom. Jis, aišku, kad mėgo ir suaugusiam knygas. Jį labiausiai žavi išeivijos literatūra. Išeivijos tai reiškia, Amerikos. Kurie taip į Ameriką emigravę lietuviai. Būtent dėl to, kad toj literatūroje nebuvo jokios cenzūros, ten ideologinių dalykų, kai tuo metu Lietuvoje rašytojai turėjo tokius gniaužtus temų. Tai jis labai daug to skaitė. Esu girdėjęs, man atrodo, kažkur interviu su tėčiu turėjai ir buvo, kad jisai kalbėjo apie žmogų, kuris rinko lietuvių tautosaką iš išeivių Amerikoje. Kažkas buvo, ne? Ir išleista. Ir kuris jisai sakė, kad ten istorijos tokios su margumynais. Jo, tai ten jisai surado rinktinę nepadorių sakmių. Ir aš beje apie tą rinktinę sužinojau būtent toj laidoj, kur mes jau atėjom su tėčiu kalbėtis. Aš apie būtent tą nežinojau. Kažkaip nebuvo tėtis man niekad dalinęsis, papasakojo. Ir jis toks juokingas, tas mano tėtis, toks kartais nežinai, kur nuslysis tai temomis ar kokiais juokeliais. Bet fainas labai. Tai jo, aš kai keliauju, pavyzdžiui, pas paauglius, tokius jau didelius paauglius, nuo 8 iki 12 klasės, ir jie ateina į susitikimą su manim, tokie, kur maždaug, kažką pagal tautosaką rašo knygas rimtai, čia mums dabar pasakos ir manai, mums įdomu apie laumės, ten taip toliau. Tai aš šiaip net ir toj, sakykime, cenzūruotoj tautosakoje, ar bent jau surinktoji tokia, kaip mums įprasčiau, ne ten, kur jau apie įvairius nepadorius dalykėlius sakmės surinktos. Tai bet ir ten yra tų... Pavyzdžiui, laumės atradau, kai rašydama Didžiąją būtybių knygą, tokį kaip žinyną apie lietuvių mitinės būtybės, aš tiesiog pati labai daug sužinojau. Ja. Ir atradau laumės kaip labai erotiškas, keistas, gyvuliškas, tokias gyvūniškas būtybės, ko šiaip taip iš bendro išsilavinimo neįsivaizduotum. Laumės, ten baisios gali būti. Bet kad kažkokia ten būtų erotiškumo, tikrai nelabai man šaudavo mintis apie sakmes, žodžiu, šitų dviejų dalykų dermę. Bet aš atradau, kad jos ten aprašomos labai plačiais užpakaliais, storom lūpom, ilgais papais ir papais. Ir aš mokykloje visai tiem paaugliam šitais žodžiais ir pasakau, tai, nes tai yra originalo kalba. Taip. Žiūrėk, aš iškart atsiprašysiu, labai pertrauk noriu, kadangi čia užkliudei laumių papus. Gal tekę susidurti gyvenime, būna tokie kaip gintarai, pailgi akmenukai kartais. Mes vaikystėje juos vadindavom velnio pirštais. Aš neseniai iš pusseserės sužinojau, kad juos vadina laumės papais. Laumės papai. Bet ne gintarai, manos tokie kaip tik juodi. Jie tamsus tokie, aš nežinau, kas per medžiagą negaliu apibūdinti, nes panašumo į gintarą turi, bet tvirtumų, bet ne gintaras. Ir mes velnio pirštais vadindavom. O jinai sako, laumės papais vadindavo. Neteko girdėti? Kad laumės papais, ne, kad laumės pirštais esu manęs girdėjus. Nes taip yra ta tautosaka, kad vienas vienur papasako vienaip, sugedusio telefono principu labai įvairiai. Įgauna naują formą. Tai aš apie, kad tokių būtų iš kasdienybės kažkokių nuo vaikystės ir žinočiau, ne. Papus aš atradau jau pati suaugusi. Gerai, žiūrėk, o tu sakei dabar rašai knygą suaugusiam. Kada galima tikėtis šito dalyko iš tavęs? Aš labai vyliausi šiai knygų mugei parašyti, kuri bus vasarį, bet matau, kad nieko nebus, per daug esu įsisukusi visokiausias veiklas ir per mažai laiko skiriu rašymai. Bet 24 metų kažkada, vidury gal. O aš žinau, kad tu
būna rašydama knygas susitinki su žmonėm, kad supras dalykus, kurių kartais nežinai. Kaip pavyzdžiui, yra tavo knygas Sukeistas, tu ten kalbėjai su klimatologu, nes ten stichinė žiema, ne, pavaizduota knygai. Dabar teko su kažkuo susitikti, kad... Labai keistai, pavyzdžiui, Sukeista, kai rašiau, aš net neturėjau tos minties, kad man reikėjo susitikti kažkokius žmonės, kad man reiktų pakalbinti profesionalus. Bet rašydama ir kai man trūko žinių ir aš supratau, kad tai yra svarbu, pradėjau kviesti žmonės susitikti. Kai pradėjau dabar rašyti tą būsimą knygą, kol kas jos darbinis pavadinimas yra Mylimi kaulai. Mylimi kaulai? Mylimi kaulai. Skamba labai mistiškai šiai. Taip ir turėtų skambėti, bet viena yra bėda, yra filmas Mylimi kaulai ir pagal knygą jisai, man rodos, sukurtas, lietuviškai taip išverstas, Beloved Bones, man rodos, yra. Ir kieno knygą? Aš nepasakysiu ir bijau pameluoti, kaip dažnai filmai būna pagal knygas, tai ten apie dingusią be žinios maros mergaitę, kuri paaiškėjo, kad yra mirusi. Ir ten tėtis ieško jos. Aš tai nemačiau net to filmo, aš tiesiog googlindama pavadinimą. Aš bijau pameluoti ir man labai patiko. Aš mačiau 2011 metais. Kaip mini serialas, bet ten 2 serijos po valandos kažkiek pagal Stepheno Kingo knygą ir šiaip vadinasi Bags of Bones. Jo, bet mes lietuviai blogai verčiam pavadinimus, tai aš nenustepčiau, kad lietuvių kalbą išvertė. Žinok, angliškai, aš kai googlinau, nes aš visai, kas sugalvoju savo knygai pavadinimą, pagooglinau tiesiog, kas yra jau tuo pavadinimu, su kuo gali pyktis. Ten Beloved Bones, vadinasi, jeigu neklystu. Geras. Tai gal ne tas ir... Aš bandysiu pažiūrėti šitą dalyką. Pažiūrėk. Tai va, tai žodžiu, tas užknisa kartais, tas, kad jau yra kažkas ir aš galvoju, ar pakeisti, ar ne, dar pažiūrėsiu, pasitarsiu, bet to parašius knygą labai būna, kad tas pavadinimas išlenda, kai jau žinai, ką parašiai ir kokių ten yra vietų, iš kurių gali kažką paimti. Tai aš šitai knygai, aš nepamiršau klausimą ir aš galvojau iš karto jau, kad man reikės dabar imti interviu iš tam tikrų žmonių. Tai apie iškamšas ten, apie iškamšų darimą ten yra rašoma. Tai taksodermistai, tai su taksodermistu bandžiau susisiekti ten porą žmonių, jau ten buvau susiskaminusi, kad kai bus Vilniuje iš Kauno taksodermistas vienas, kad man paskambins ir tiesiog jis dingo. Tada tokia mergina buvo pradėjusi laidojimo verslą, ten mirties daug yra, kaulų, meilės ir tokių, ir viskas iš tokios lietuviškos tų tradicijų perspektyvos, bet aš vis laik labai stengiuosi, kad nebūtų to tokio kvapo kažko senoviško ir užkonservuoto, kad viskas būtų keistai įpinta. Tai žodžiu, viena moteris, ji siūlė tokias laidojimo paslaugas, kur balta drobulė vadinasi ta paslauga, kur, žodžiu, laidoja labiau panašiai į tai, kaip tai būdavo senovėje daroma. Kad kai savose namuose žmogų šarvodavo, kai ten, žodžiu, chemiškai netaip stipriai tiksliau visai neapdorodavo chemiškai kūno. Aš esu tiek prisižiūrėjusi visokių video, kaip paruošia kūną laidojimui arba šarvojimui įvairiausių ir kaip musulmonai tai daro, nes jie tokius mokymus yra YouTube paleidę. Ir kaip tiesiog kažkokia medicininė mokomoji medžiaga, kur rodo tikrai mirusi kūną, kurį ten leidžia visokias priemonės konservavimo, bet viskas yra su tokiu keistu filtru, kad tarsi akmenį įrėžta, kad nebūtų taip baisu ir bjauru, turbūt. Tai tokios medžiagos ir aš labai norėjau su tą merginą susitikti, kuri ten tokią drobulę, ją įvynioja kūną, gali deginti, gali laidoti toje drobulėje, o vieną drobulę palieka šeimai. Ir su jie irgi mes susirašinėjom, kad susitiksim. Ir tiesiog viskas nutrūko ir tada prasidėjo jau pilno masto karas Ukrainoje, kai visiems nebe tai rūpėjo ir aš nebesikreipiau. Dar su viena mergina turėjau susitikti, kuri dirbo loterijose, o mano knygoje vyrą laimi loterijai. Išlošė. Vienas vyras nusprendžia išsilošti loterijai. Žodžiu, toks keistas derinys kaimo ir šiuolaikybės. Bet taip ir yra. Tokia, jeigu būtų kitaip truputį pasisukusi raida Lietuvoje ir kaimo konceptas išliktų, bet visi gyventų daugiabučiuose, šiuolaikiniam pasaulis, troleibusais, tokiam. Žodžiu, ir aš labai norėjau apie tą loterijų verslą sužinoti daugiau.
irgi su ja viskas nutrūko, prasidėjo karas, turėjom susitikti ir tai aš galvoju, kad neįtikėtina, jeigu anoje knygoje aš neplanavau, kad su kažkuo kalbėsiuos ir tie intervai labai fainiai vyko su specialistais įvairių sričių. Tai su šitą knygą aš buvau nusteikus su visais susitikti apie viską kalbėtis ir viskas mistiškai tiesiog, mistiškai, tiesiog nesigavo. Bet it's okay, dabar yra labai daug internete įvairiausių tikrai mokomosios medžiagos, informacinės ir net tokios profesinės. Tai aš labai daug ką susirankiau ir nemažai išmanau, permąsčiau laidojimo temą, kaip norėčiau, artimuosius nesu dar tiek pasikaušius, kaip norėčiau, bet žodžiu, daug temų tenka permąstyti rašant. Gerai, o čia dabar, jūs nežinau, 2 klausimus turiu, bet prieš tai dėl Bags of Bones aš surasiu, kur legaliai pažiūrėti, atsiųsiu tau pažiūrėti, tau labai turėtų patikti. Dėl nepavykimo su žmonėm susitikti neapima, nes vis tiek kūrybinis procesas būna sunkus, kartais būna tos duobės, apie tai gal dar irgi išsiplėtosim vėliau, bet šiuo atveju tavo planas pasisemti žinių knygos rašymui staiga sugriūna, neapimė desperacija, neviltis kažkokia, kad nėra taip, kaip planuota? Ne, gal aš taip... Mane labiau apima neviltis, kiek daug aš noriu visko sužinoti ir kaip plačiai, kad parašyčiau vieną pastraipą kartais arba vieną puslapį. Tai kartais galvoju, negalim susitikti su kažkuo, aš sutaupau laiko, ieškosiu iš kitų šaltinių. Tai be to visą laiką viduje naiviai tikiuosi, kad tai nieko, jeigu labai reikės, tai aš vis tiek dar susisieksiu su to žmogum ir iškalbinsiu. Kartais tiesiog per tą laiką jau tiek prisirinki medžiagos iš kitur, kad galvoju, tai gal ir gerai, nesusitikom, bet man pasirodo, aš labai mažai ten norėjau parašyti. Arba susitinku netikėtai kažkokį žmogų, pavyzdžiui, su to teksodermistu nesusitikom, bet buvau tokioj paskaitoj. Vienos menininkės, kuri vaikystėje darė iškamšas. Mėgsta iškamšas, žodžiu, daryti. Okay. Ir jį papasakojo, kai darė savo pirmąją iškamšą, kažkokį mažą ar peliuką, ar ką prikimšo ir jis buvo kaip balionėlis su styrančiam kojytėm, nes yra atskiras menas gerai padaryti iškamšą. Ir man realiai to, kiek aš norėjau parašyti, užteko. Dar norėjau paskui susigauti, pakalbinti apie kvapą. Apie ką mes kalbamės, tai ko negaliu rasti YouTube'ai ar ten kažkur. Perteikti emocijos, pojūčio, kvapo. Jo, tokį buiteką, kur tu tiesiog, kaip aš tėčio savo suklausus, jisai yra buvęs kaime budėjime prie kūno 3 dienas ir paskui turėjo pakelti ir nešti jau įdėti karstą. Ir aš, ar ne, tiksliau gal jau karstą uždaryti ir nešti patį karstą. Ir aš sakiau, bet tai po 3 dienų koks yra kvapas patalpoje. Ir aš suprantu, kad nėra gal jis labai kažkoks baisus, nes tai buvo tradicija, nebūtų gal taip jos laikėsi visi. Bet ir tokios detalės, kurias gali tik tame buvęs žmogus pasakyti ten, kad salsvas ir ten, arba kad susivėmė, kai reikėjo, kai plūstelė oro banga. Bet detalėse gyvena velnias ir kaip ten, žodžiu, kad iš tikrųjų tada tu skaitai ir tu patiki, nes tu pajunti tą. O jeigu tiesiog aprašyta, kur ten kas yra, kad ir kaip gerai, tai su ta irgi iškamšom man reikėjo irgi galvoju apie kvapą, ten tų lavonėlių, kurios iškėmiši paglasnė. Tai dar šitam gal turėsi progą, bet apie tai, kad jau kai tas pirmasis bandymas ir gaunasi balionėlių su styrančiam kojytėm, jau aš pasiėmiau į knygą ir įdėjau. Irgi nebūčiau pagalvojęs turbūt pati. Apie nepavykusi dalyką taksodermijos. Gerai, o žiūrėk, o tu sakei, besipažindindama, su ta visa balta drobulės savininkė, kad pradėjai galvoti apie artimųjų laidojimo būdus ir panašiai. Ar tu įsivaizduoji, kaip norėtum, kad tu būtum? Aš, pavyzdžiui, visada galvoju, kad aš norėčiau būti sudegintas. Tu turi kažkokią viziją, kas nors? Man tas sudeginimas gal irgi atrodo artimiausias šiaip. Bet kai būna mano vyras, fun fact, jisai nori būti atiduotas mokslui. Jis labai nenori būti niekaip palaidotas, tai nebūtų jokio kapo, kurį reikia grebliuoti per vėlines, vakar kaip tik tvarkiam kapus jo senelių. Tai visai smagiai man šitas atrodo. Ir jisai dar turi lūžių, jis yra susilaužęs klubą, šonkaulį ir koją. Ir ant kiekvienos vietos, kur buvo susilaužęs, yra išstatuiravęs datą ir lotynišką
kaulo pavadinimą gal to, kurį susilaužė. Ir jis sakė, tu įsivaizduoji, kaip studentai juokautų iš manęs, tyrinėdami, kur tikrintų pagal tatuiruotę tą lūžį. Tai aš jį suprantu, palaikau, reiks dar aišku, žiūrėsim, kuris pirmas numirs ir kam čia reikės galutinai apsispręsti, bet toks jo sprendimas man visai fainas, atrodo. Bet, pavyzdžiui, mano tėtis irgi kažkaip jau kalbėjo apie tai, kad sudegintas norėtų būti. Aš vis bandau tą temą šiaip užvesti su artimaisiais ir irgi žmonės labai dažnai nemėgsta kalbėti apie mirtį, kas man yra labai faina apie tą senąją kartą, labai seną kartą, žodžiu, mūsų kultūroje, kas buvo šimtmečius normalu, tai laikyti iš viso karstą ant aukšto savo traumoje, laikydavo karstą, jo, kad nereiktų ant aukšto? Tu naudoji šitą? Ant aukšto. Tu irgi naudoji? Jats, aš irgi naudoju ir aš kažkada labai žmonės išsišaipė, iš mane nieks taip nesako, sakė. Nu, ant aukšto, tai va, tai kur kaip daugiau pasakė. Nes jis palėpė ten. Ne, ant aukšto. Palėpė, neturėdavo palėpė. Tie namai. Tai va, tai ten laikydavo karstus. Laikydavo, aišku, praktiški žmonės, lietuviai, tai jūs dėdavo ten obuolius žiemą, kad neperšaltų, kol tuščias. Šalia karstą. Ne, viduj. Ta prasme, įdėdavo į karstą, kad nepašaltų obuoliai. Okay. Bet tas santykis toks labai sveikas yra su mirtim, mano manimu. Kai tu turi karstą, tu žinai, kad tai ateis. Tu, bobutės, pavyzdžiui, dar Vytenio, mano vyro močiutė, nes mano seneliai mirė, kai aš buvau ten vaikas ir paauglė, o kai jau mes buvom suaugę, dar jo seneliai buvo gyvų ir jo močiutė, jinai turėjo visą savo rūbų komplektą, su kuriuo nori būti palaidota. Ir jį pakeis, žodžiu, nenumiršta 5 metus, atsibosta. Atsinaujinti reikia. Jo, reikia atsinaujinti. Tai pergalvoja kitaip, ką rengsis. Bet tai yra toks, kad tavo artimieji viską žino, ką tu esi suplanavęs, kaip tu norėtum būti palaidotas. Ten yra santaupos būtent laidojimui, kad neapsunkintų kitų, žodžiu, šeimos narių. Ir tu gyveni tada tokį tikrą gyvenimą, mano manimu, kur tu puikiai žinai, kad viskas yra laikina, nesureikšmini to per daug. Jo. Aišku, vyresniam amžiui galbūt lengviau yra tą supras, bet šiaip, man atrodo, dabar visi mūsų amžiaus žmonės jaunesni gyvena nemirtingą gyvenimą. Jie yra nemirtingi, nenori apie tai kalbėti, nenori apie tai galvoti ir šiaip toks kultūros dalykas, tos greitos vartojimo. Tai man kažkaip apie tai atrodo svarbu pasikalbėti, sunku, ar kai kuriem vyresniems žmonėm, kurie yra tokioj tarpiniai toj kartoj, nei jau ta senoji, kur labai ruoždavosi, nei ta naujoji, kuriai nerūpi, tokia per vidurį, gal iš tų tarybinių laikų brandą pasiekusi, kur kažkaip irgi sudėtinga tema apie mirtį kalbėti. Bet aš ką atradau tos filmukų žiūrėdama apie ruošimą palaidoti, kad tas pašarvojimas, nes mano mama gal yra sakiusi, kad sudegint jai taip neaišku, ar jinai norėtų būti, nejauku. Ir gal tas tradicinis pašarvojimas ir paskui palaidojimas jai būtų artimas. Ir aš galvojau, čia gal tikrai toks natūralesnis kažkoks būdas. Bet kai pamačiau, kad šiais laikais niekas nepašarvoja tiesiog mirusio žmogus, nieko jam nepadaręs, ten tik apiprausęs, nežinau. Kažkaip man labai gražu tas, kad artimieji turi nuprausti, perrengti ir tada jį namuose pašarvoti. Tai viskas dabar yra dėl higienos sumetimų, ten apvaloma, suleidžiami įvairūs konservuojantys skysčiai, užkemšamos angos, per kurias gali išbėgti skysčiai. Ir tai nėra labai gražu ir net nėra labai ir labai šiaip mirtis yra neekologiška šiuolaikinė, nes ten Amerikoje iš viso nėra nei vieno, kurio nebalzamuotų, man rodos. Tai reiškia, kad tas žmogus negenda po žemės. Lietuvoje gal ne visai taip, bet vis tiek tie irimo procesai apstabdyti. Tai, žodžiu, tai man atrodo, jeigu jau laidoti žemę, tai tikrai labai faina idėja, kad taip ekologiškai palaidoti, kad tas žmogus tikrai suirsta, grįžta į žemę, išauga ten gamta, paskui iš jo. Jo. Esu girdėjęs, kad daro karstus, iš kurių medis išauga. Kad į karstą yra įkonservuotos sėklos ir kai užkasa, kai jau ten viskas suyra, kad tos sėklos pradeda kaltis ir paskui toje vietoje medis išauga. Oboliukai galėtų būti, kad valgai savo močiutę. Koks tas močiutės kaunis? Močiutės tik mineralus. O žiūrėk, tu užsiminiai, kad manai, kad nesusimąsto jauni žmonės apie dabar, kad galvoja, kad nemirtingi yra. Tai aš labai linkęs šiaip sudvejoti šitų, nes
Aišku, čia yra visokių žmonių, bet aš manau, kad yra daug žmonių, kurie, tarkim, emociškai labai stipriai išgyvena pasaulį, kurie labai suvokia tą laikinumą ir kaip tik gal baiminas. Tai gal, aišku, dabar labai sunkiais metais mes gyvename, kai ta mirtis yra labai priartėjusi. Jo, tai ir COVID'as, ir karo visos nuotaikos. Tai turbūt tas iki COVID'o buvo ryškiausias visiškai atsisakymas galvoti apie mirtį ir aš nekalbu, aišku, kad yra sunkių jau psichologinių susirgymų, psichinių susirgymų, kai tu tiesiog nebegali gyventi, nebematai prasmės gyventi, tau reikia pagalbos ir tas visada buvo ir bus svarbu ir tada labai svarbu kreiptis pagalbos, nes visada yra išeitis bent jau tą akimirką ieškoti pagalbos. Bet jeigu taip apie tą bendrą žmogų, kuris tik truputį gal ir labai, bet perdegęs, pervargęs, lekiantis taip toliau, tai manau, kad nieks iki to nedasivarytų, neliteratūriškai kalbant, jeigu suprastų, kad bet va per tie gali viskas pasibaigti. Labai viskas plona linija. Jo, ir kas iš tiesų yra svarbu. Bet dabar, kai vyko COVID'as, aš manau, kodėl visus tokia panika apėmė. Ir, pavyzdžiui, aš taip ne visai jaučiausi. Man, aišku, buvo baisu dėl tėvų, bet kadangi aš mirkstu toj mirties temą, nes man kažkaip artima, svarbi ir sukeista, kai rašiau ten tos mirties yra ir aš pati apie ją daug galvojau. Romantizavai mirtį? Ne, šiaip pati, kad romantizuočiau, ne, kaip tik atrodo, kad kažkaip be ryšio šiaip viskas tiesiog baigė. Aš bandau su tuo susigyventi, gal man taip sunku yra susigyventi su tuo, kad tiesiog kažkas absurdas, tai visiškai neišvengiama, negaliu patikėti, kaip kažkas yra visiškai neišvengiama ir niekas apie tai nekalba. Jo, ir kas svarbiausia, niekas apie tai nekalba. Gyvena visi, taigi visi numirs. Ir niekas apie tai nekalba. Man čia kažkoks paradoksas. Tai aš gal knygas rašydama kažkiek prie to bandau prisiliesti, savo pati išgvildent. Kažkas miršta, kažkaip reikia su tuo dylinti. Ir kai prasidėjo COVID'as, apėmė visus beprotišką paniką. Ir aš galvojau, bet jausmas tai toks, kad visi realiai galvoja, kad yra nemirtingi. Ir staiga jam pranešė, kad tu bet kada gali numirti. Tuo naujieną sužinojai. Bet kada galėjai numirti, bet kada gali numirti. Ir, taip yra. Aišku, gal šiurpiau atrodo, kai labai daug vienu metu numiršta žmonių. Šiurpiau ir niekada nesijautai, gal taip arti. Jo, bet tai yra nuostabus šiaip prabudinimas žmonių. Aš tai manau, kad taip įvyko, yra labai gerai, nes, kaip mūsų artimasis, pavyzdžiui, numiršta. Mes visi aplinkui jį, kuriam laikui tampam labai mirtingi. Labai apie tai susimąstam, labai branginam artimuosius, bijom, pergyvenam ir būnam be galo mirtingi. O paskui vėl užsimirštam, nes reikia funkcionuoti, dirbti, veikti, viską daryti. Aš negaliu, pavyzdžiui, vaikščioti laidotuvės. Aš, ne laidotuvės, o pačius šermenis. Pagraba, kas jau šiaip nėra teisingas žodis. Nevartotinas spėjai. Pagraba, aš tai žinau žodį, bet čia šermenis ir yra pagraba. Šiaip šermenis, tas, kai ateini prie palydėt, pabūt prie mirusiojo, aš visada ateinu nesvarbu artimojo, ten kažkam kitam pareikštų užuojautą, aš sėdžiu, žiūriu į kūną ir kūną, kaip žiauriai nuskambėjo, į žmogų ir mane apima būties laikinumo tas suvokimas ir man to žmogaus gyvenimo prabėgusio gaila ir aš galvoju, ar jis pabaigė jį laimingai, ar pasiekė viską, ką norėjo, ar paliko tokį pėdsaką, kokį norėjo, nes aš neseniai susimaščiau, kad vienas svarbiausių dalykų žmogui, kad tu turi nugyventi gyvenimą taip, kad paliktum pėdsaką. Manai? Aš manau, kad, žinai, tas pėdsakas nebūtinai turi pasaulio istorijoje įsirašyti, jeigu tu palikai pėdsaką tokį ryškų, kuris kažką teigiamą padarė vieno žmogaus gyvenime, aš manau, jau tai yra pakankamas pėdsakas žmogui. Jo, tai aš dėl to tai pritariu, kad tiesiog, kad mes galėtumėm prie kažkieno gyvenimo prisiliesti ir jį truputį pakeisti ir that's enough, jeigu ką, visai nebūtina kažkokių paminklų savo pasistatyti per gyvenimą. Bet žmogus šaliesinis, mano manimu, yra šiaip svarbiausia, kas yra iš viso svarbu pasaulyje. Bet aš manau, apie tai, ką tu kalbi, taigi yra visų, nežinau,
dvasinių praktikų labai dažnai tikslas yra jaustis dabartyje, Taip, momente. Branginti akimirką. Taip. Tai nieko nėra geriau ir labiau atbudinančio, kaip va, tas patyrimas, kad kažkam baigėsi gyvenimas, tavo dar nesibaigė, bet tu esi dabar va momente, bet kada gali baigtis, bet kada artimųjų gali baigtis. Toks labai buvimas dabartyje. Aš tą savo domėjimąsi mirtimi laikau gana sveiku dalyku. Oi, visiškai pritariu. Nes lengviausia yra neigti ir nepripažinti dalykų, o kai tu juos embraceini, priimi, tai tu tada ir kitiems žmonėms gali perteikti tą priėmimą. Tai aš manau, tu savo šiaip kūrybą aplamai žmonės priverti pajaus dalykus, nes aš labai noriu pasakyti šitą dalyką. Tu lietuviškas mitinės būtybės perkraustė į modernų pasaulį taip, kad jos nesijaučia svetimas. Ir aš čionais mąstydamas apie susitikimą su tavim supratau, kad realiai kiekviena mitinė būtybė yra kažkokios tai žmogaus emocijos įkūnijimas ir įprasminimas, nes aš girdėjau, kaip tu kalbėjai apie tą prigimtį, kad žmonės bijo tamsos, nes bijodavo išeiti iš urvų. Tai lygiai taip pat aš pagalvojau, čia kaip pavyzdį paimkim legendą apie Minotauro labirintą, tai tas žmogaus pasiklydimas savo mintyse ir teisingo kelio ieškojimas, tas siūlas, kuriuo išėjo būtent tas mitas, jisai tai neša. Ir lygiai taip pat bet kuri kita mitinė būtybė kažką tokio savyje turi. Tai jos susijusios visos su baimėmis žmogaus, dauguma. Ir aišku, bet yra ir tas dalykas, kad mitologija, ji padėjo žmogui paaiškinti tai, ko jis tiesiog nesupranta. Negali. Pasaulis yra, tikrai, siaubinga vieta, labai sudėtinga, o dar kuo senesni laikai, tuo sunkiau apskritai išgyventi. Tu bet kada gali mirti nuo bado, jau nekalbant apie, kad tave užpult gali kažkas, bet tu tiesiog gali neužsiauginti valgyti. Ir tavo šeima, ir visi, žodžiu, nevaldoma gyvūnija. Taip. Tai reikėjo ir paaiškinimų, ir atramos, kad tu kažkuo, apskritai tikėjimas yra tokia psichologinė terapija, bet kuo tikėjimas, ar krikščionybė, ar pagonybė, ir beje, pagonybė negalima vadinti, reikia sakyti, senąją lietuvių religiją, nes pagoniais juos pavadino krikščionis atkeliavę, sakė, kažkokie nenormalūs ten pagonis. Tai senoji lietuvių religija? Senoji religija, jo. Ne baltų, o lietuvių? Baltų. Senoji baltų religija. O tu šiaip pati tikinti? Praktikuojanti katalikė? Kuri? Ne, aš nepraktikuojanti, bet aš esu užaugus visiškai praktikuojančioje šeimoje. Ir aš ėjau į jėzuitų gimnaziją. Vieni taip, vieni ne. Tai man šiaip... Ir man šiaip bažnyčia, man tikinti žmonės asocijuoja su gražiais dalykais. Aš jokių būdų nesu tokia arši, kuri norėtų sakyti, ką jūs galvojate, čia mele gyvenat, ir kaip yra tokių aršių mano aplinkoje, artimoje. Bet aš matau, man atrodo, jeigu kažkas žmogui padeda jaustis labai viltingai, gerai ir padeda sunkiausius momentus išgyventi, tai tegul tik būna toks dalykas, nes šiuolaikinė kultūra mūsų, nežinau, kuo mes gyvenam, nieko panašaus nesiūlo. Tik dirbk, ten pirk ir mirk. Tai tas tikėjimas, aišku, ten yra daug dalykų, kurių dabar sunku taip juos priimti, nes, matai, ten daug užstrigusių laike ir... Aš galvoju taip, kad reikia tikėjimo dalyką atskirti nuo institucinio dalyko. Nes, aš kaip matau, bažnyčią matau kaip instituciją, kur tokie patys žmonės, kurie gali klyst, o tikėjimas, jeigu laisvina žmogų, nesvarbu, kuo jis įtikė, jeigu nuo to jam geriau. Taip, nes, sunku išgyventi yra šiaip šitame pasaulyje, tai aš esu už tikėjimą, jeigu tik tu gali tikėti, nes tikėjimui labai svarbi sąlyga, kad tu iš tikrųjų tikėtum. Ir jeigu tu nebetiki, negali patikėti, tai niekaip to niekas tau neįdės, nei iš išorės, nei pats neprisiversi. Tai aš esu nepraktikuojanti ir man visą laiką yra šiaip sudėtinga, kai vaikai klausia, tai ar yra tikrai tos būtybės?
Tai ir aš pradžioje galvojau, kad aš būsiu tokia kaip pasakų bobutė, kuri atkeliauja ir sako, žinau, aš ten tų laumių sutikus tais papais, viską mačius esu. Ar ten velnis man irgi yra kažką. Ir aš taip kažkaip įsivaizdavau, kad turėtų tai atrodyti. Ir man tai labai faina. Šiaip man tokį žmogus tik būtų žiauriai faina. Bet aš negaliu. Nes aš netikiu, nu kaip pasakyti, aš netikiu. Kita vertus, toks paradoksas, aš nematau nieko svarbesnio, kaip vaikam perduoti tą, kuo tikėjo protėviai, kokia ta lietuvių mitologija, nes kai kas tęsiasi iki pačių laikų, ten, nežinau, mes voro neužmušam, tai yra absurdi, esame tikrai paskutiniai pagonys. Išnešti iš namų, o ne... Kad nelaimė tada bus, taip. Arba, nežinau, ten juoda katė perbėga per kelią. Dauguma mūsų prietarų yra iš tikrųjų tokie likučiai to, kuo tikėjo mūsų protėviai. Ir man atrodo labai labai svarbu tą savo kultūrą pažinti, jo labiau, kad viskas absoliučiai susiniveliuoja, susimala, visas pasaulis tampa panašus ir vienodas visi miestai ir žmonės. Ir tai, kas yra tokio labai archaiško, yra labai visas savita. Identitetas, kad nereikia prarasti jo. Taip, ir mes iš dalies esam tokie, kokie esam, tik dėl to. Nebūtumėm tokie. Net turbūt sunku kartais ir atsekti, kokie mūsų veiksmai ar požiūris į kažką, kaip yra stipriai kilęs iš tų šaknų. Tai man labai norisi vaikam tai perduoti. Ir aš, aišku, pati žaviuosi ten skandinavais, kurie yra ten pas juos mitinės būtybės, tiesiog šalį reprezentuoja. Ir kodėl negali būti taip su Lietuva? Ir dėl to iš dalies, kad labai daug kas yra pamiršta. Tai vat aš pabandžiau tiem vaikam, kurie dabar gimsta, auga ir užauga, ir man jau jaučiasi, labai daug tų knygų yra perleista, išleista ir, pavyzdžiui, jau jaučiasi, kaip vaikai žino. Ir iš kai kurių sakinių suprantu, kad žino iš manęs. Ok. Vat kaip tik pasakai, kad ne viena knyga yra perleista. Didžioji būtybių knyga. Jinai nebe pirmą kartą jau išleista. Pirmas leidimas buvo kietų viršelių. Ja. Ir vat aš praleidau šitą, aš pats turiu minkštų viršelių ir tu atsivežiai. Galim gal parodyti. Ir čionais yra, čia iš principo yra lietuviškų mitinių būtybių bei dievybių žinynas. Taip. Šitą knygą šiaip labai rekomenduoju, jinai labai fainiai parašyta ir aš manau, kad šita knyga jinai ne tik vaikui, bet ir suaugusiam naudinga ir mane kaip tik ir atsiverčiu, mane labai šokiravo Dievas senelis, galėtum papasakot plačiau? Nes keista, aš neįsivaizdavau, kad senelis man toks atrodo naujoviškas lietuviškas žodis, kur neturėtų ateiti iš kažkur iš senosios kultūros lietuvių, bet aš kaip suprantu vis dėlto tai yra... Žinai, tie vardai ir pavadinimai, jie šiaip labai keitėsi. Taip, ir kadangi tai yra daugiausiai sakytinė tautos, perdodavo iš lūpų į lūpas, užrašydavo ten kokią nors vienuolį, kai jų draugą užmušė, ten tie aštriadančiai lietuviai ir jie tada užrašo užmušė, tiki kažkokiais ten garbina stabus ir ten užrašo kokių poros dievų vardą, kuriuo tuo metu tiki. Ja. Tai tas Dievas senelis gal jis yra turėjęs įvairių pavadinimų, bet pats jo, ir tai nėra nieko panašaus į krikščionišką dievą, tai yra tiesiog senukas, elgeta apsirengęs vyras, kuris keliauja per kaimus ir tikrina žmonių gerumą, ar jį priims. Moralinis kelrodis. Jo. Na, apskritai, daug tų būtybių ir šiaip sakmių yra tokios pamokančios, bet man pačios fainiausios šiaip yra tos, kurios nepamoko. Ir apie laumes yra tokių, kur tiesiog pasielgia kažkaip neprognozuojamai, įmeta vaiką ir išverda. Neaišku kodėl. Nes matė, mama maudė kūdikį, tai jį ten ištraukė, laumė atėjo, irgi norėjo tą kūdikį išmaudyti, įdėjo, užvirino vandenį, įmetė į verdantį vandenį ir ištraukė. Ir žinai, kodėl man jos patinka? Todėl, kad aš manau, kad negali būti viskas taip, ir net ir ano laiko žmonėm negalėjo būti viskas taip paprasta, kad jeigu gerai darysi, tai tau viskas bus gerai ir visai atsilygins. Ne, nėra taip. Gamta yra stichiška, nenuspėjama, nutinka belio kokių dalykų, labai baisių. Ir tu turi irgi kažkaip susigyventi su tuo, kad viskas yra nenuspėjama ir tau gali bet kada bet kas nutikti. Ir turi būti tų sakmių, kur nei iš šio, nei iš to baisus dalykai nutinka. Ir tu tam, aišku, niekada negali būti pasiruošęs, bet truputį būni bent jau apie tai girdėjęs, kad taip gali būti. Galiu įsiterpti. Man galvoja dabar vaizdas, 24 valandas šiais laikais atvažiuoja policija. Tai kodėl išverėt kaimynų vaiką?
Sėdi tokia bobas, mėlynais pakeisti, rūko cigariuko. Ką, žinau, norėjau. Ką žinau, norėjau. Aš su tavim, mes kalbėjomės prieš keletą dienų ir mes kalbėjom apie sielą sumuštinį dėžutį. Ir tu man priminei istoriją, kurios aš niekaip negalėjau atgaminti. Apie Elnę Devindragį, už troleibuso, užkibusi. Ir aš, žinok, pasimiau sielą sumuštinį dėžutį, atsiverčiau, pradėjau vartyti ir aš supratau vieną dalyką. Ir aš šiaip labai norėčiau parekomenduoti šitą praktiką. Aš ją skaičiau kaip pasakojimą, kuris neįpareigoja. Ir aš tą pasakojimą pervertę supratau, kad aš jį praleidau. Nes aš ją buvau pasidėjęs palei lovą ir kiekvieną vakarą tiesiog, kai būdavo tas mano skaitimo vakaras, paimdavau, atsiversdavau, atsiverčiu istoriją, pienas, gerai, važiuojam. Ir jinai praslydo. Tiesiog praslydo, nes atsiverčiu sekantį pavadinimą. Ir sieloj sumuštinių dėžutėj tu įpaišei visas mitinės būtybės visiškai šiuolaikinį pasaulį. Ir tie pasakojimai užsibaigia taip, kad tu nesupranti, apie ką kalba eina. Vat, tarkim, iš plaukų numegztas megztinis vienam iš pasakojimų buvo. Ir realiai pasakojimas užsibaigia tuo, kaip kvepia tas megztinis. Ir aš atsimenu, aš sėdėjau ir galvoju, what the fuck, kažkas čia buvo, kaip suprast. Ir labai fainiai yra padaryta, kad po kiekvieno pasakojimo yra aprašymai dalykų, paaiškinimai, kas taip elgdavos, būtent tą dalyką darydavo. Ir aš manau, čia yra vienas tikslingiausių supažindinimų tiek vaikam, tiek suaugusiam, nes tu pabaigi pasakojimą su intriga, tu nori sužinot, kas čia buvo, toks, nenoriu sulyginti su mindfucku, bet toks tiesiog nuneštas stogas ir tu galvoji, kas čia buvo, kas čia privagė pieno, kam to pieno tiek reikėjo, irgi kaip vienam iš pasakojimų. Ir tada paaiškėjo, kad ten raganas vogė pieną. Tai, žinai, aš vis pirma, kai rašau, aš noriu, kad man pačiai būtų smagu, aš noriu smagintis tą istoriją, kad man ir tam, o tuo pačiu aš tarsi perduodu žinias apie mitologiją, tautosaką, papročius, šitoje knygoje daug visko yra. Bet jokia istorija nebus gera istorija ir įdomi. Aš aišku nežinau, gal jos ir ne visos tokios įdomios, aš labai viliuosi, kad jos fainos, tos mano parašytos istorijos. Bet kas tikrai gadina bet kokį pasakojimą, kai tu turi skaitytojui labai tiksliai paaiškinti, kokį iš čia susitiko dabar padarą, būtybę, kas čia nutiko ir kad čia su laumėm tai būna, žinok, čia su raganom tai būna. Nes kuo daugiau atsiranda tokių paaiškinimų, tuo labiau yra nuobodus tekstai, kur tarsi istorija, bet vis sustoja ir tau kažką ten deda žinias ir tu jau matai tą tetulytę su liniuotę, kuri čia tave nori pamokyti šitos mitologijos ir kad į programą mokyklos trauktų. Ir aš labai galvojau, kaip man ir pasismaginti, bet to pačiu tos istorijos, tai aišku, jeigu tu tiesiog susitinki su laume, tai kaip tu realybėj nesuprastum, su kuo tu čia susitikai ir kas tavo brolį ten norėjo pavogti, arba kodėl tas pienas žliaugia tau sienomis, taip ir istorijai negali suprasti, nes tai yra momentas, akimirka tokia, kur tą pamato. Ir tada aš sugalvojau šitą struktūrą, kad kiekvienos tos mano istorijos pabaigoje būtų mano tėčio pasakojimas, toks labai trumpas ir jau autentiškas, archaiškas, kaip autentiškas, kaip papasakojo, tai papasakojo, bet kur jau yra taip paprastai, kai būna sakmėse, tai laumės ten tokios būdavo, kad jos ten mėgsta, gali suverpti plaukus ir žarnas. Bet taip ir užrašau paprastai. Ir tada tik taip ir veikia knyga, kad tu perskaitęs istoriją, perskaitai mano tėčio tos 2 puslapius ar 1 puslapį. Ir susijungia visi neuronai, ką tu ką tik buvai sutikęs. Šniuriukus per sieną tiesiog nusuvedžioji. Viskas ir taip atsidaro kodas. Ir visai fainai, man atrodo, aš visai džiaugiuosi, kad taip sumaniau, nes taip ir nepraranda tos istorijos tokio siaubo ir žavesio. Ir tuo pačiu tikrai išeina mokytas skaitytojas po šitos knygos susipažinęs su tais dalykais. Žiūrėk, tavo tiek sukeistas, tiek sumuštinių dėžutė, sielos sumuštinių dėžutė, man atrodo, abidvi buvo įtrauktus į White Raven katalogą, ne? Ir mažas kaip vabalėlis, man atrodo, irgi buvo įtrauktas. Gal aš iš tikrųjų neatsimenu. Sukeistas tikrai buvo ir vabalėlis tikrai buvo, siela gal irgi buvo. Man atrodo, kad buvo. Tai
tavo kūryba, pasaulis aplamai atkreipia dėmesį į tavo kūrybą, nes White Raven yra rekomendavimas, ką turėtumėt iš kitų tautų autorių perskaityti, su kuo susipažinti, tiek leidyklom, tiek literatūros mėgėjim. Ir į kiek kalbų dabar jau tavo knygos išverstas? Į 5. Šiaip dabar į 5, tai man skamba šiaip labai daug, man asmeniškai. Bet tai visiškai staiga įvyko netikėtai. Aš supratau, kad mano knygos, kadangi rašau apie Lietuvą, lietuvių mitinės būtybės, tai su ta didžiaja būtybių knyga, kuri nėra išversta, yra Sielos sumuštinių dėžutė ir Sukeistas išverstas. Ir dar vabalėlis anglų. Ir dar Geriausia diena, kur ne aš pati iliustravau į danų ir suomių. Taip. Taip, palauk. O dabar apie šitas pasakysiu, kur šitas dvi, į ką išverstas, tai, žodžiu, ir tada Siela, sumuštinių dėžutė ir Sukeistas jau buvo, kur yra apie mitologiją lietuvių, bet yra istorija. Ir istoriją įdomu skaityti, kokios tu bebūtum šalies. Ir prasidėjo tas susidomėjimas, kad jau jas pradėjo versti. Yra ir agentas, kuris su tuo dirba, Benas Bėrantas, yra ir vertėjos, pavyzdžiui, kurios būna neblogesnės agentės kartais, kad perskaito lietuvių kalbą ir varo į savo leidyklą ir sako, noriu versti šitą knygą. Tai taip su latvių vertėja Dace puikiai pavyko ir nutiko tiesiog. Tai Sielos sumuštinių dėžutė yra išversta į latvių ir italų. Tai šviežiai dabar į italą, ne? Jo, italų aš į Romą tuoj gruodžio 6 keliausiu į mugę knygų pristatyti, labai įdomu. Sukeistas yra išverstas į latvių, tai bet latviam viskas kaip ir čia savo atpažįstama, manau, labai panašiai. Artimos kultūros. Ja. Ir į kroatų, dar neišleista kroatų kalba, bet kroatų kalba verčiama. Ir vat man tie italai ir kroatai, tai turbūt labiausiai nutolusios kultūros nuo mūsų. Ir aš galvoju, kodėl jie sugalvojo leisti ir kaip jie skaitys tas istorijas. Man yra įdomiausia, kaip jas priims. Ir čia jau tikrai jaučiuosi kaip supakavusi tokią mūsų kultūrą. Ir tikiuosi, kad faina tokio gana net populiaraus gal tipo popierėlį. Ir jiems, bet nusiuntus tokį visiškai mūsų pažinimo kultūros. Tai kroatų jau 6 gausis kalba, į kurią tavo kūryba išversta. Jo, gal jeigu taip suskaičiavai, bet anglų buvo ta pati leidykla, Lietuvos leidykla išvertė į anglų ir išleido, tai aš skaičiuoju tik tas, kur susidomėjo ir išsivertė savo. Ja. Okay. Į italų kalbą Sielos sumuštinių dėžutė. Ten labai daug mūsų kultūros identiteto tikrai matos. Ar manai, kad bus dalykų, kurių nesupras italai? Jo, tai man žiauriai fainas dalykas yra susirašinėjimas su vertėjais, kai jie verčia mano knygas, net su latvių vertėja. Tai, kadangi pas mane ta kalba tokia gyva, yra ir žargonų šiek tiek, ir tokių išsireiškimų, gal ne, tokių labai šnekamųjų. Tai vertėjai nebūtinai išgliaudo, arba tiksliau nėra tikri, apie ką čia kalbama. Taip. Ir rašo tada man. Ir tie Wordo failai, kur būna tos klausimai surašyti, būna tokie juokingi, nežinau, ten apie sportbačių ar kėdų tipą ten, žodžiu, nes turi išversti. Nes jie nežino, kas inkariukai yra. Pavyzdžiui. Jo, arba ten, žodžiu, jo, reikėtų turėti, nes aš dabar neatsiminsiu visų, bet aš vengiu ir rodau kitiem paskui, nes čia toks pasiklydę vertime, labai faina dalis vertimų. Bet, pavyzdžiui, italų vertėjas klausė, rašė, kas tie kruopiniai vedarai. Man rodos, mes čia tokių neturime. Rašau, jūs man rodos tokių neturite ir čia tokia kruopos. Tai, man atrodo, vedarai šiaip lengvai paaiškinami, nes dešrą visi žino ir tai yra irgi dešra, šiaip yra į žarną sukimšta mėsa, kas nėra daug maloniau negu žarną sukimštas bulvės arba kruopos. Nors visi čia taip juokauja iš tų vedarų, kad jie yra shit out potatosin. Bet dešra yra same. Dar baisiau. Aš dabar galvoju, yra angliškas black pudding. Vadina šitas, kur yra ir pas lenkus, ir pas vokiečius, bet pečiau jaučiu nenuėję šitas dalykas. Jo, ten kraujinės dešros. Tai realiai panašus atitikmuo. Man būtent šiaip Lenkijoje yra ir tekę black puddingo to kraujinės dešros valgyti su kruopom, kas tikrai panašu. Jo, tai labai panašu. Tai ir aš irgi kruopinius vėdarius turėčiau šiaip kraujinius aprašyti, bet kadangi ir pati to kraujo retai gaunu, taip, kad galėčiau, mano tėvai irgi gal, vienas sykį gal yra darę kraujinius vėdarius, nes reikia ten tą kiaulę greta paskersti.
Tai aš tuos kruopinius be kraujo čia esu aprašius, bet reikėjo paaiškinti vertėjui. Vis tiek. Žiūrėk, dabar čia užkliudė maisto tematiką. Aš buvau išgirdęs ir labai norėčiau pabandyti, kad Rokas pabandytų atspėti. Tavo tėtis labai mėgstamą sriubą turi. Flekiai. Fleki yra lenkiškasis pavadinimas. Okay, Mes vadindavom plėkais. Ne, juka yra plėk. kraujo sriuba. Yeah. Smagu, kad žinai. Bet mes sulietuvintą tą kažkaip turėjom versiją plėkai. Plėkai. Žinai, kad įsivaizduoji, kad... Mes plėkų vadindavom pelėsiu, matau, suplėkė rūbai, plėkų. Ne, suplėkė rūbai, tai kas... Čia Čia, manau, tiesiog raidė pakeista. Iš flekių fleki, padaryta plėkai. O flekų irgi nežinai? Tu ką, į Lenkiją nevažiuoji niek? Ten, žinok, supermarketas yra tie flekai su ta sriuba tokiuose paruoštukuose. Čia yra skrandžio sriuba. Skrandžio gabaliukais. Dabar žinau, kodėl nežinau. Ir labai skiriasi ar kiaulės ar karvės skrandis, nes skirtingai yra danga vidinė, tokie žiuželiai, ten vienur yra, kitur nėra. Ok, geras. Mes Nes aš, pavyzdžiui, aš ir niekad nebandęs. Ir aš atsimenu, aš išgirdau ir sakiau, jeigu kada pasitaikys proga. Bet sakau, Lenkijoje flekai tai yra bet kur parduodami, ten jiem labai yra tradicinis patiekalas fleki, bet mes tuos plėkus darydavom. Lenkijoje tai yra tiesiog sultinys, ten su dar bulvėms morkomis ir tais skrandžio gabaliukais plaukiančiais, kas yra skanu. Bet aš užaugau, kai tie skrandžio gabaliukai plaukė ne šiaip sultinį, o pieniškos. Tai buvo pieniškas ir ją galiausiai užbalindavo pienu. Ir man tai yra visiškai normalu, žiauriai skanu beje. Aš kažkaip, man ir švietės, kad turėtų būti. Aš pirmą kartą, kai išgirdau šitą pavadinimą, aš galvoju, čia matyti su tais tešlos gabaliukais ir tada išgirsiu skrandžio gabaliukai. Turėtų būti įdomu, nes man tai tokie patinka visi. Gliuteno. Mažiau gliuteno. Žiūrėk, dar kalbant apie knygas, apie tavo paskutiniausią, geriausią dieną. Aš turiu istoriją su tuo, kokią tu promautinimo akciją labai fainą turėjai tam. Nes geriausia diena yra pasakojimas apie mergaitę, kuri degtuko dėžutėse pakavo savo geriausias dienas. Ir tavo promautinimo akcija buvo, kad tu, man atrodo, tik tai po Vilnių, ar plačiau Lietuvoje. Ne, buvo ir Kaune, ir kai važiuodavau kur nors, veždavau irgi Anykščiuose, buvau Klaipėdoj. Tu palikinėdavai įvairiose vietose degtukų dėžutės su užrašu geriausia diena, viduj įdėjus kažkokį tai palinkėjimą, kažkokį tai pasakymą ir keldavai istorijas. Ir vieną kartą netyčia taip sutapo, kad aš Vilnių katedros aikštėje atsisėdau pirikūrą padaryti ir žiūriu, kad padėta degtukų dėžutė ir aš galvoju, ten 9 ryto gal. Ir aš galvoju, what the fuck? Kodėl kažkas va taip tiesiog ant suliuko paliko degtuko dėžutę, kai čia va, už metro galima tiesiog išmest. Ir aš ją taip paimu ir pirmas žvilgsnis mano, geriausia diena. Ir aš iškart pradedu darytis Kotryną. Aš galvoju, kur? Nes jeigu jau čia dabar šitas paliktas, turi būti. Ir dairaus ir nematau. Aš atsimenu, kad aš atsidariau, išsitraukiau palinkėjimą ir nusinčiau tau. Nepalinkėjimas, ten būdavo, kas geriausia diena kažkokia, kad ten pauostyti naują knygą. Tai šitas būtent šitas ir buvo. Tai gal aš dėl to ir atsiminiau. Naujos knygos kvapas. Tai tuo metu vyko knygų aikštė, knygų mugė katedros aikštėje. Jo, sostinės dienos ten vyko. Ir aš tą rytą, kažkodėl rytą, nes turėjau kažkokį online renginį irgi sostinės dienų tema. Tai atvažiavau iš pat ryto su dviračiu, išslapstyti ten dėžučių, nes daug knygų žmonių aplinkui ir kad jie jas surastų ir sudalyvautų tam. Nes aš, jeigu kas nors surinkdavo 5 dėžutės, tai galėjo gauti knygą. Nieks nesurinko. Nežinau šitą faktą. Būčiau žinojęs tą rytą, aš visą katedros aikštę būčiau apėjęs. Sunku buvo visas 5 rasti. Bet visiškai netyčia buvo labai žavu. Ir man labai patiko mintis visos tos knygos, nebent aš netaip išvelgiau, tu gal mane pataisysi, kad reikia branginti akimirkas ir kartais pažvelgti jas atgal ir prisiminti tą gerą jausmą, kurį tau suteikia tą akimirką.
Jo, tai turbūt toje knygoje dvi yra, nežinau, tokie įrankiai gal duodami skaitytojai. Tai vienas yra, kad taip, ta mergaitė kolekcionuoja geriausias dienas ir tas yra labai faina, kad kai tau sunku, kad tu gali prisiminti, nukeliauti tą savo svarbę kažkokią situaciją malonę. Aš ir pati iš savo vaikystės atsimenu, mano geriausia draugė sakydavo, kad kai tik man kažkas nutinka, aš iš karto esu prie krioklio su vaivorykštėmis ir ten nudinę šokinėje. Nes man, nežinau, 12 galvoja, kai iš tą pasakodavo. Ir aš tai neturėjau tokio, bet aš irgi ten daug visokiausių įsivaizdavimų galvoju, šiaip turiu ką suku, kai man sunku. Tai tie atsiminimai yra labai faini ir šiaip įsidėmėti juos ir įsidėti. Bet kitas dalykas yra, kad toj knygoje yra du veikėjai, mergaitė ir berniukas. Ir jie keliauja, ir jie būt tiesiog sutarė susitikti, kad atsidarytų tas geriausias dienas, nes ir bloga diena. Ir jie susitinka ir nuo to, kad jie bendrauja, kalbasi, žaidžia, ten beleką veikia, jie iš viso pamiršta jas atsidaryti. Tai čia, kad, ta prasme, jokių dėžučių nereikia, kai žmonės yra kartu ir bendrauja, ir kad čia yra svarbiausias dalykas, kai bloga diena. Kai bloga diena yra aplamai, kad manai, aš labai noriu išvelgti tose knygose vaikų tai, kad yra peripetija ir suaugusiam, tai kad kartais, imkim, tikrai tą knygą gali atsiversti vyresnis paauglys arba ten studentas, tarkim, ir pamatyti, kad kartais nereikia dairytis į prisiminimus, nes kažko gali būti taip gerai, kad tu būni toje akimirkai. Ja, šiaip vaikų knygose slypi svarbiausi dalykai, bet dalykas tas, kad vyresni žmonės jų neatsiverčia, kol nereikia skaityti vaikams. Ja, nes labai labai mažai žmonių apskritai žino, kas ten tose knygose vaikams yra. Kameros jungtas? Viskas jau. Ok, gerai, tai grįžom po pertraukėlės. Ir klausimas toks nebuvo iškeltas per pertrauką. Kodėl zylė? Kodėl zylė? Ja. Šiaip aš esu Zilinskienė. Ir aš ištekėjau prieš 13 metų. Jau, vis dar esu Zilinskienė. Prieš 13 metų tu labai jaunai ištekėjai. Jo, kažkaip tarsi labai jauna. Bet mums šiaip buvo, ir mūsų draugų nelabai buvo susituokusi. Ir mums buvo labai fun. Atrodė, kad taigi kaip faina. Paimam ir apsiženijam. Čia niekas dar nesitokė, o mes susituoksim. Mes buvom draugavę 2 metus. Tai vat jau kartu esam 2 su biškiu, gal 15 ar 16 metų. Daug laiko. Ir aš ištekėjau, ir man buvo 23, aš kažkaip prieš pat gimtadienį ištekėjau ir neatsimenu, ar 23 ir su ja 24, gal taip žiemą, prie -30 mūsų buvo vestuvės, tas irgi buvo žiauriai faina. Ceremoniją laukia darėt? Kaip tikros zylės. Su lašinukais. Visko ten buvo, mes visą dieną ten šventėm, ėjom visur, ir į bažnyčią ėjom, ir į Zaksą ėjom, ir paskui važinėjomės dar su tokiu zaporožiečiu senoviniu geltonu, ten, kuris neužsivedė prie -30 ir mus stūmė visi tie mūsų svečiai. Paskui vakare tokiam Vaidilos teatre, kuris tuo metu dar buvo apleistas ir ten nelabai kas vykdavo. Ten turėjom šventę, dainavau ant scenos, žodžiu, visi mano gyvenimo etapai toj šventėje atsispindėjo, bet ir jinai buvo tokia tikrai, kaip, gana didelė, nes žmonių buvo daug, bet šiaip visiškai studentiška ir tokia easy, nes nieko mes tai neturėjom, nei pinigų, nei ko čia dar galima turėti, žodžiu, nei per daug neplanavom, tiesiog kažkaip sugalvojom, kad būtų fun. Ir aš tada tapau Zilinskienė. Ir tai buvo žiauriai keista, kad tau 23 metai ir tu esi Zilinskienė, kažkokia Ienė. Ir negana to, man ta Zilinskienė tai buvo mano vyro mama. Čia jai tinka ta pavardė, o man kažkaip nelabai. Ir aš pasirašinėjau kažkokį tekstą, kurį turėjau spausdinti. Ir mano vyras turėjo pravardę, jo kursiokai jį vadindavo Zylė. Zylė. Ir aš pagalvojau, Kotryna Zylė, fainai skamba. Ir aišku, šiaip ten ta Zylė buvo svarbu, nes kadangi jo pravardė buvo Zylė, o mes ten kaip pradėjom draugauti ir dar buvo, prieš pradedant draugauti, buvo neaišku, kaip čia viskas bus. Ir man į balkoną atskrido Zylė.
Ir aš jam per kokį nors Skype'ą, kai dar mes tik draugeliai, ir rašau pas mane, žinai, bet jau kažkas mesas, ir rašau pas mane balkonė zylė. Jis sako, tai kaip čia gerai ir blogai. Nu, tai parašau, gal ir nieko. Gal ir nieko. Ir, nu va, ir ta zylė, tai ne tik jo pravardė, bet ir, nes mes, beje, mes pradėjom draugauti, jau kai už rankos paėmėm mane ir, sakykime, čia yra pradžia ir mes ją švenčiam, beje, mes vestuvių metinių nelabai švenčiam, o tą draugystės pradžią švenčiam. Tai buvo Helovyno naktis, Helovyno vakarėlis, mes buvome vakarėlį, kurį mūsų net nekvietė, bet mes ten nusigrūdom kažkaip, prabuvom ir tada jau paryčiais mane palydėjo namo, mes mums susikibė už rankų, tai man labai faina, tokia tamsi istorija prie tokio netikro numirėlio. Wow. Mes susikibom už rankų ir lapkritį, spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje, tų zylių būna labai daug, jos ten pradeda tarškėti aplink langus, medžiuose ir taip toliau. Ir dėl to jinai man įskrido į tą balkoną, nes iš tikrųjų čia jų laikas ir aš dabar matau, bet tada atrodo toks čia ženklas yra. Ir kitas dalykas yra, man labai gerai, naudinga vadintis zylė, nes kai pavardė yra Zilinskas arba Zilinskienė, visi lietuviai deda varnelę, nes galvoja, kad tu šveplai parašiai. Visi mano, kad tu esi Žilinskas arba Žilinskienė. Okay. Vitenio ir jo šeimos yra visi diplomai, padėkos, ten, jo, visi yra su klaida, kad uždėda, mano vaikų dabar mokinio pažymėjimo vienas yra su varnelė, kad Žilinskaitė. Žodžiu, tai labai prastai būtų būti rašytoja, kurios pavardė visi visą laiką rašo su klaida. Ir tai neišvengiama būtų. Tai o zylė, nieko, visi įsidėmi. Ir jaučiu, kad dar tas skambesys yra Kotryna, zylė su ilgaja, kad čia taip kažkaip gerai paėjo ir gerai labai įsimena. Tai man tas yra faina. Žodžiu, didelė istorija aplinkui tą mano slapyvardį. Slapyvardį, pseudonimą. Žiūrėk, tu kalbėdama apie vestuves užsiminėjai, kad tau teko dainuoti per vestuves. Aš žinau, kad tu priklausėjai ir rašytojų muzikiniai grupiai Knygų vaikai, bet, kadangi tu esi vaikų ir paauglių rašytoja, žinau, kad ir paauglystai teko dainuoti. Gali kažką apie tai plačiau papasakoti, ar čia yra vieta, kur tu nori paslapti išlaikyti? Ne, faina ta vieta ir jau viskas pradeda pasimiršti, reikia įrašyti, kad nepamiršti. Kokia stilistika būdavo? Koks muzikos žanras? Mūsų ta grupė buvo 4, ten truputį keitėsi laikė, bet šiaip buvo 4, man rodos, bernai ir aš. Tai mes tokį keistą mišinį to dainų, kurias atlikdavom, vadinom porno roku. Porno roku. Tai buvo toks pavadinimas. Vieną dainą, galvoju, kuri turbūt stipriai prisidėjo prie to žanro atsiradimo. Atlikdavau ne aš. Ir mes buvom 2 vokalistai, buvau aš ir toks Rokas Meškėla, Pavlo Meškėlo sūnus, su kuriuo mes daug metų esam kartu pragroję. Jis labiau buvo toks jau pagrindinis dainininkas, vokalistas, dainininkų sunku būtų taip vadinasi, jis puikiai daro. Žodžiu, toks frontmenas, bet aš nebuvau kažkas greta, mes tiesiog mainydavomės, perdodavomės tam jo. Ir kartu dažnai dainuodom. Bet vieną dainą atlikdavo mūsų bosistas, Vytautas, ir jį vadinosi Papai. Kažkaip tų papų čia daug šiandien pokalbį. Nieko žinau, vakar kitų dalykų daug buvo. Tai buvo Papai ir aš galvoju, tokia pikta daina. Ir vienas iki vienam koncerte bare buvo mano mama, aš ją pasikviečiau, gal buvo vienas jau iš paskutinių, kai aš žinojau, kad išeinu iš grupės. Ir pasikviečiau mamą, Biksuose vyko mūsų tas koncertas. Okay. Legendiniai vietai. Ir jo, tebestovi dar visą. Yes. ir tada aš atsimenu, aš ten dainavau, kažką ten apie mamą sakiau, jai buvo labai nejauku ir labai faina viename. Ir paskui, kai jau pabaigai buvo palikta ta daina Papai, tai aš mamą uždengus ausis išsivedžiau už barą ir mes išvažiavom namo. Tai buvo labai fainas etapas, iš tikrųjų aš labai norėjau dainuoti visą laiką ir šiaip aš muzikos mokyklą esu visą baigusi ten. Vokalą? Ar?
Aš pradžioje Dvariono muzikos mokykloje mokiausi, ten buvo kažkoks choras, kur man žiauriai gerai sekėsi ir tada aš nusprendžiau, kad mano dainavimas yra mano ateitis. Tada išėjau į Liepaičių chorą, ten visai užknisdavo, kad yra choras visas, aš noriu viena dainuoti ir esu, yra tokia juokinga istorija, aš esu, turėkime omeny, kad tai vyko, kai aš buvau kokia 5 gal. Okay. Buvau Palangoj ir nežinau, ir jūs žinot, nes aš už tave vyresnė su 5 metais. 36? Nes tiesiog tai 37. 6 metais. man dar 3 kol kas. Nu va, tai 6 metais. Tai čia svarbu tada, kai tie vaikystė ir paauglystė žiauriai svarbu yra 6 metai, nes ten viskas yra kitaip. Nes su amžium viskas suartėja, bet va, tuo momentu labai tolimo viskas. Tai kai aš buvau vaikas, buvo žinoma tokia grupė pop show, ne pop show, Alfonsas Penikas, toks buvo labai keistas vadovas, baltais kėdais. Ir aš Palangoj kažkur tą koncertą pamačiau, aš galvoju, va, čia yra, kur mažai tų žmonių ant scenos stovi. Ir aš nuvariau į Dvariono mokyklą, turėjau tą savo būrelį, aš pati ten nuėjau ir sakiau, aš noriu pas tave dainuoti, pas jūs dainuoti. Ir jis ten nei ko priimti neplanavo, žodžiu, nebuvo ten jokių stojimų, aš jam pasakiau, jis sako, nu, gerai, gal parodė, ką tu moki dainuoti. Ir aš, kadangi buvau chore dainavus, aš Ave Mariją jam sudainavau. Jisai man komponavo. Nepriėmė, buvau per mažai pop show, žinai, man jie buvo. Tai va, bet tas mano noras, kad būti scenoje, būti mažoj hebroj, kad tai būtų, nu, žodžiu, labai traukia visą laiką. Ir tada aš ten su klasiokėm mokiausi Jėzuitų gimnazijai, irgi gal 5 ir 6 gal klasėje, sakiau, darom grupę, kokią nors fainą. Ir mes 4 draugės ten kažkaip pasiskirstėm, kas ką darys. Aš vienintelė lankiau dainavimą ir dainavau. Viena draugė nuėjo mokytis gitaros, kita draugė nuėjo mokytis būgnų, nes jai tiko, jos pravardė buvo Spiglys. Ir beje, jinai po to būgnininkė labai daug metų buvo grupėje Zimbabvė, kuri yra tokia undergroundinė moterų roko grupė. Nu, tokia žinoma. Tie, kas iš to laiko undergroundą žino, tai tikrai daug žinomesnė grupė negu tos, kuriuose aš dainavau. Tai Zimbabvė yra įėjus, net yra išleistas kažkokia ten Chrestomatija buvus ten underground grupė, tai yra paminėta. Tai va, bet aš buvau ta, kuris sakiau, kad, žinai, gal pasidalinam ir jinai nuėjo tais būgnis mokytis, tai man tas faina. Ir paskui kažkaip vėliau mums su jom ten nelabai kas pavyko, bet išmokom instrumentais groti, tada, man rodos, Bernardinų sodas Vilniaus, tada vadinosi Sereikiškės ir realiai aš visą laiką nuo kokių 14 metų leisdavau ten. Ten buvo galima gerti alų ir rūkyti visur ant pievų susėdus ir ten tikrai būdavo begalė paauglių, kurie, aš dabar tai nežinočiau, kaip susipažinti paauglystį su kažkuo, jeigu nėra Sereikiškio, kur tu prieini ir paprašai pridegti. Nu, tikrai toks buvo labai svarbus gyvenimo etapas paauglystėje ten, bet tau buvo 8. Ir tu Sereikiškių nežinojai. Dabar tai yra Bernardinų sodas ir aš sakau, kad Sereikiškės suaugo kartu su manimi. Aš susilaukiu vaikų ir Bernardinų sodas jau kažkas ten su vežimėliais taip vežiot. Bet mes ten būdavom ir susipažindavom su labai daug visokių neformalaus jaunimo. Ir ten susipažinom su tokiais vyrukais, kurie buvo studentai beje. Bet labai paaugliški sieloje. Ir mes su jais tapom gerais draugais ir pradėjom groti po kurio laiko kartu. Jie jau grojo, tada pasikvietė mane, tada Rokas Maras atėjo irgi iš kitos grupės. Ir taip gimė porno roko grupė Jonika, pavadinimas buvo Jonika. Jonika? Geras pavadinimas. Jonika negrojom niekada. Nei vienas? Sarkastiškas? Nu kažkaip, aš nesimenu, kodėl ta Jonika ten atsirado. Bet buvo faina, mes repetuodam Rusy, esam išsivalę tokius rusius, kur gyveno milžiniški pacai, kurie ten išbėgdavo kartais. Koncertuodam, mokyklose dažnai, baruose, esam ir Licko, dabar gal nebėra net tokiam bare, atsimenu, netilpo žmonės, retos šlovės valandos, kai netilpo visi klausytojai. Biksuose yra, ten kažkokių dar būdavo konkursų grupių.
Tai, rėkdavau ten, faina man buvo, bet iš tikrųjų man... Neturi išsaugojęs vaizdo įrašą? Yra. Yra Svarbu kažkur pamatyti. YouTube'ai galima, man rodos, rasti Jonikos. Yra, kur Rokas, man rodos, dainuoja, tokia viena labai žinoma daina buvo, kur jisai vienas ten literatūros pamokai, jis vieną eilėraštį padarė Ugniaspalvės agonėlės, tokios yra agonėlės vienas gabalas. Paieškos. Tai va, jis buvo labai populiarus tuo laiku tarp tų žmonių. Pakartok, man rodos, yra įkelta ten mūsų dainų. Ok. Reikės Joniką per pakartot prasukti. Vidutiniškai ten tas mūsų įrašų kokybė būdavo, bet to, Bet tai, nežinau, aš matai, nesiskaičiuoju, laikai turėjo ties savo kokybę. bet aš niekada turbūt nesu repeticijų neišgerus bent vieno alaus ir dainavus ir tai atsispindi šiek tiek kokybėje įrašų. Bet būdavo faina, viskas būdavo faina. Aš tau galiu pasakyti, kai mes įrašinėdavom, aš 2009 pirmą įrašą padariau, mes su geriausiu draugu, kai pradėjome įrašinėti, mūsų nei vieną įrašų sesiją nepraeidavo be alaus ir sidro. Aš kartais sakau, kad gal būčiau protingesnė, jeigu mano paauglystėje nebūtų atsiradęs alus, bet žinai, mano paauglystė buvo tik alus, dabar irgi per pertraukėlę kalbėjom, kas dabar... Su šiuolaikiniu jaunimu dedas. Yra ir baisesnių medžiagų. Tai va. Tai man, aš dainavau ne tokią muziką, kurią pati labai mėgdavau klausytis, bet mano balsui tai buvo žiauriai gerai, nes mano balsas yra gana stiprus, didelis, nežinau kaip čia pasakyti, tikiu, bet dabar bijau, kad paklausys įrašus ir visai skau nedidelis, aktualus. Bet, man patikdavo, žodžiu, gerai atidaryti gerklę, rėkti, dainuoti visam tam triukšme, sakyčiau, instrumentų. Tai buvo fainas etapas. Aš norėčiau biškį grįžti dar ratuku į knygų pasaulį. Esu girdėjęs tavo pasakymą, kad tu beprotiškai daug knygų skaitai. Ir tau patinka tai, kad tu knygose gali išgyventi kitus gyvenimus be pasiekmių. Tai aš turiu tokį klausimą, kokį paskutinį gyvenimą tau teko išgyventi knygose, kur tau beprotiškai patiko jį išgyventi? Kur patiko išgyventi. Man tai labai patinka rašant, išgyventi visiškai jau man pačiai be pasiekmių. Tavo... Aš ten tikrai galiu nugyventi vairių dalykų. Tai vis tiek kūryboje palieki dalį savo istorijos. Jo, ir šiaip, kas jaudina, kas labai daug palikta tavo paauglystės. Jo, pridėta. O pati, kai skaitau knygas, man labai patinka užsimiršti, pabėgti nuo realybės. Tikrai. Nes, realybė yra gana nuobodi. Nežinau, mano fainas yra gyvenimas, bet iš principo gyvenimas kaip žanras yra toks, kur viskas lėtai ir ilgai vyksta. Nėra didelio veiksmo kaip filme arba kaip knygoje, kur turi dažnai įvykti sukrėtimai. Tai gerai, kai gyvenimas yra nuobodus, ne tai jau blogąja prasme, bet normalus, žodžiu, gyvenimas, kur visko įvyksta, bet tai ten skiria mėnesį, metai tuos dalykus. Taip. Galvoju, aš dabar esu prisidėjus gal kokias 4 knygas. Tai visai neseniai perskaičiau ne suaugusiam, o paaugliam, turbūt skirta knyga yra Karas išgelbėjęs mano gyvenimą. Tai šiaip tiesiog patiko, nežinau, ką ten uždrausto man leido išgyventi, bet patirti tą karo patirtį, kuri dabar atrodo gana apskritai priartėjusi ir kaip elgtumės, ką darytum vaikai, aktualios ten. Vaikai ir ten, man atrodo, mamos vaidmuo paveikslas egzistuoja labai stipriai, tai buvo į ką tapatintis. Jo, tikrai nei mama. Tikrai nei mama. Kuri ten yra. Bet kitas autorius, dabar esu pasidėjus, ką tik gautą jo knygą, yra estas Andrius Kivirakas ir Jaujininkas pasirodė jo knyga. Aš esu skaičius jo Žmogus mokėjęs gyvačių kalbą ir tau liepiau paskaityti. Padovanai, ačiū labai. Tai ten yra, gal tai yra artima mano kūryba ir ten jau tikrai su tokiu skanumu skaitau, nes Jaujininko dar nepradėjau skaityti, bet ten yra irgi estų mitologija, bet tokios ir daug labai juodo humoro, kur irgi galima juoktis ir iš mirties, iš ligos, iš netekčių, ta prasme, iš tokių dalykų, kurie tiesiog yra neišvengiami ir tai žiūrėti tokia aštriai. Bet ir kartu visiškai ten nuraunantis stogą yra pasaulis jo kuriamas, kažkoks miksas, bet ne šiuolaikinių dalykų, bet praeities, bet visiškai jo išgalvotas.
Ir dar man labai patinka Jurga Tumasonytė, naujagimiai irgi. Realiai man patinka tas, kaip tas žanras vadinasi, mistinis realizmas, ne mistinis, maginis realizmas. Kur šiaip tu skaitai ir tiki, viskas vyksta tarsi pagal normalius pasaulio dėsnius ir atsiranda ten kažkoks numirėlis arba laumė arba kažkoks šiaip nenormalus įvykis, tai mane tai visiškai veža ir labai mėgstu skaityti. Aš pačioj pradžiai sakiau, kad tu visuomenininkė esi. Nes aš žinau, kad tu tiek grafinio dizaino pasaulį besisukdama, tiek dabar tu kuri ir vieni žmonės, darai tokias bendruomenės, darydavai pasikalbėjimų vakarus grafikos dizaineriam, darai kūrėjų vakarus knygų kūrėjam, iliustratoriam, prisidedi prie literatūros sklaidos ir esi viena iš Vaikų žemės organizatorių, kur jūs turit ir tarp rudens ir žiemos sandūroje renginį, vasarą turit renginį, Anykščiuose festivalį turėdavote, bet turit, nežinau dabar kokią situaciją, tebėra. Dabar paleidot Mo muziejui parodą, kur pagal tavo knygą Geriausia diena ir daugiabutis yra apsigyvenęs, kur knygų personažai rado savo prieglobstį. Knygiukus esat darę, kur, nežinau kaip apibūdinti, mažas knygelės, skirtingų Lietuvos. Išlankstamas iš lapo. Jo, kūrėjų. Kaip gimsta visos tos idėjas? Ar daug žmonių prie to prisideda? Koks tavo vaidmuo visame tame? Man tiesiog gimsta idėjos, galvoju. Dažnai kažkokias ir man patinka žmonės. Man iš principo patinka žmonės kaip būtybės. Man patinka bendrauti, aš gal empatiškas, nežinau, aš kažkaip taip, man patinka įsijaust, va kaip tu sakai, kai į laidotuvės nenori eiti, nes sėdi ir žiūri į tą gulintį kūną ir įsivaizduoji, kaip jisai gyveno ir ką nugyveno, tai man patinka taip, kuo labiau, kad ir per trumpą laiką, bet žodžiu, neužduod, mano smaltokai dažnai yra, nežinau, gal visokių jų būna, bet aš labai mėgstu paklausti kokių nors visiškai esminių dalykų, bijai numirt, pavyzdžiui, nežinau, ką tik susipažinom su žmogum, bet man neįdomu ten, koks oras šiandien ar panašiai, man patinka žmonės pažinti ir esminės temas išsiaiškinti greitsais. Tai va, tai man bendrauti labai patinka ir kitas dalykas, tiksliau, aš ne viską galiu paaiškinti, kodėl kyla vieni ir kiti dalykai, bet tiesiog man atrodo labai faina, mes keičiame dabartį. Tai, kas darome, įeina į istoriją nuolatos mūsų dalykai. Ir kadangi vaikų literatūra šiaip yra svarbi, labai nesinai užaugina tos žmonės, ar bent iš dalies, aišku, užaugina tos žmonės, kurie ateityje, žodžiu, mus karšins, ten spręs dalykus, kai mes jau jų nebespręsime. Tai ir tas dėmesys vaikų literatūrai, vaikų kultūrai apskritai yra mažas, nes tai nelabai įdomu. Kad ir dabar mus žiūri, kažkas turi vaikų, kažkas neturi vaikų, kažkas net jeigu turi vaikų, bet jie, pavyzdžiui, užaugo ir galvoja, kažkas kalbina, neturi vaikų. Kad man ta vaikų kultūra nelabai įdomu. Matai, tu esi unikalus, tau įdomu. Ir vyrokai įdomu. Tai faina. Džiaugiuosi labai, bet jūs nesat dauguma, sorry, jūs esat mažuma. Nors kita vertus tai aktualu visiems, nes tie vaikai ateis ir jie darys, kaip mes gyvensim ateityje. Tai va, ir aš tada galvoju, kad tie kūrėjai, jie gali kartu padaryti dalykus, kurie keičia situaciją, keičia istoriją, keičia ir beje, kad jiems patiems būtų lengviau būti tais kūrėjais, tai labai padeda irgi turėjimas bendruomenės, su kuo tu bendrauji, verti tose sultyse, įgyji gerų žinių, nežinau, ten keliauji vieni ten pasaulyje, atrandami mūsų iliustruotojos, pavyzdžiui, tada jos parsiveža savo kažkokią patirtį, dalinasi su tais, kurie čia, ir mes visi žiauriai sparčiai šiaip tobulėjam kaip autoriai. Labai daug keliauti tenka. Kaip rašytojai, kaip iliustratoriai. Žinau, kad Indijoje buvot su Greta Ellis. Ja. Dirbtuvės turėjo, tenai jūs kvietė. Taip. Jo, tenka keliauti ir galėčiau keliauti ir daugiau, nes kažkaip pradžiai buvo, kad tiesiog žiauriai faina, pradedant tuo logotipu, dar ir be jokių knygų, kur tiesiog galiu nukeliauti Korėją, wow, nerealu.
kuo toliau, tuo labiau mane labai džiugina, kad nori mane pasikviesti, kad ir kitose šalise arba renginius mato, tarkim, lietuvių ten kokia rašytojų sąjunga deleguoja tave, ar ten kultūros institutas sako, kad gal nuvažiuotum atstovauti. Tai be galo džiugina, bet aš šiuo savo gyvenimo etapu nieko labiau nebranginu kaip laikas kūrybai. Ai, kūrybai? Sorry, vaikai. Okay. Ne, gal taip yra todėl, kad laiko vaikam aš vis tiek visada skirsiu ir skiriu, nes tai yra prioritetas, bet aš tada turiu susikurti tą laiką kūrybai, nes be jo nieko nebus. Ir man ta savaitė ten išvažiavus ar kažkelios dienos yra tiesiog gyvybiškai svarbi. Aš pradedu labai sverti, ar tikrai verta vis važiuoti ir kalbėti apie tas knygas, kurios jau yra, jeigu aš nebesukursiu tų knygų, kurios bus, apie kurias aš važiuosiu ir kalbėsiu ateityje. Bet aišku, kad labai džiaugiuosi, šiaip ir vis tiek nemažai ir nukeliauju. Tai va dabar ir Romą keliausiu. Bet juokinga, kad esu ir atsisakius nemažai. Čia galėjo būti dar kokios 3 kelionės šiemet, bet nebekeliavau. Ir džiaugiuosi kartais, kai atsisakau arba kai ką nors pasiūlau. Va dar labai fain ir aš parekomenduoju ką nors. Tai ir tas žmogus gauna džiaugsmą, nes jį pakviečia. O aš galiu nevažiuoti. Ja, nusistumi nepaliku žalos. Žiūrėk, apie keliones, mums bešnekant, pradėjus apie visuomeninius dalykus, visą šitą dabar temą, man galvoju nusišvietė tavo pasakymas apie Korėją, apie Nepalą. Ir kažkodėl man susišvietė, kad aš tai esu jau kažkur girdėjęs. Kaip dažnai tu savo iliustracijose savo gyvenimo istoriją ir kasdienybę perteiki? Labai dažnai. Taip, tu laikai būtybių knygą. Taip, čia yra ant šaldytuvo magnetai, čia yra Nepalas, Vokietija, nes apie Vokietiją per pertraukėlę irgi kalbėjom, Korėja, Anglija, Islandija. Islandija buvo labai. Paryžius. Tai čia yra visas, dalis vietų, ką aplankiai būtent iki to momento, kol būtybių knygą išleidai. Tai visada iliustracijoms reikia detalių, bet lygiai tas pats vyksta ir su tekstu. Esi buvus Irane? Jo, esu buvus Irane. Ir dabar nebegalėčiau turbūt taip paprastai nukeliauti. Tai, kad nelabai. Irane mes buvom su vyru, kai jau buvo mūsų dukra ir jai buvo metukai. Ir mes mėgavom, mes gyvenom labai labai mažam butuke ir buvom sutarę, kad mūsų santaupos eina kelionėm ir mes norim potyrių ir vis keliaudavom, dabar truputį mažiau keliaujam, bet Irane tai buvo labai tokia egzotiškas kraštas ir buvom girdėję, mūsų draugai buvo keliavę ten, kad labai faina yra, labai draugiški žmonės ir su vaikais faina ten važiuoti. Ir mes buvom, ir žinok, tikrai aš turiu pasakyti, kad mūsų dukra, jinai buvo metukų, šviesia plaukė ir mėlynakė. Tai ten žmonės apskritai be galo myli vaikus. Tiesiog, vaikai yra ten centre dėmesio. O dar kai mūsų buvo turbūt egzotiškos išvaizdos tam kraštui, ją metro bučiuodavo jai rankas ir tikrai ne tik moteris, kas būtų dar gal mums aiškiau. Suprantama ir pateisinama. Bet visokie vyrai, be jokių blogų minčių čia norėčiau pasakyti. Tiesiog, gerai, rankas bučiuot gal taip jau skamba per daug. Labai popiežiška. Bet labiau gal, kad, pavyzdžiui, su jie norėdavo nusifotografuoti. Visi jauni bachūrai, tokie, nežinau, kur pas mus ten vaikai, jie net nemato, kad tokie iš viso egzistuoja, kokie paaugliai. Ar galim nusifotografuoti su jūsų dukra? Ir turim vieną nuotrauką, kur fotkina ir mūsų Ula, tas bičas šalia, ir jo draugas fotkina tik Ula, to bičo pusę veido tik nuotrauką. Bet ir tai buvo nuoširdu, čia dabar gal krypi šiek tiek skamba, bet tai buvo tikrai nuoširdu, kad jie labai žavisi, labai vertina, kad tu turi tą vaiką, koks tas vaikas yra nuostabus. Labai labai draugiški žmonės. Man labai sunku dabartiniai situacijai, pasaulyje įtemptoj, taip atskirti, kad visi tie žmonės tokie draugiški, atveriantis kiekvienų namų duris musulmoniškame krašte. Mes galim bijoti iš esmės kaip kažkokios kultūros. Tai ne, bet aišku, kai jau atsiranda valdančios jėgos, radikalizmas ir šiaip įvairūs supriešinimai, tai aišku, kad visą tai atsiranda. Bet mūsų patirtis buvo tobula. Nesam buvę draugiškesniai šalyje negu Iranas. Net Gruzija, Sakartvelas buvo tik šešėlis po apsilankimo ten. Turėjom daug lūkesčių, bet ten buvo net nepanašu į tai, kaip gali tave žmonės šiltai priimti. Tai
labai graži, tolerantiška gaida, kurią kaip ir norėčiau užbaigti, bet aš blitz tokius kelias klausimus. Aš pagalvojau vakar, kad aš labai norėčiau žmonių, kuriuos kalbinam, paklausti apie emocinius tokius dalykus. Tai kada paskutinį kartą verkėjai? Verkiau. Nelabai seniai. Gal prieš porą savaičių. Ne, dar neseniau. Šeštadienį. Buvom... Vakar? Ne, prieš savaitę. Prieš savaitę šeštadienį. Okay. Susigraudinau, atvedžiau vaikus į muzikinį spektaklį. Žiūrėjau, kaip šoka scenoje vaikai. Ir mane toks graudulys suėmė, kad... Bet jis buvo toks šviesus graudulys. Šviesi gera emocija. O jeigu iš tokio liūdesio... Ne iš liūdesio. Bet irgi nelabai seniai būna, kad tiesiog per nespėjimą, per vaikų kažkokį chaosą įsivarau į tokį kampą, kad nebežinau, ką daryti. Ir aš nenoriu nieko išsišaukti, nors šiaip šaukiu. Nenoriu nei išsišaukti, nei tiesiog būna apima neviltis tokia ir sėdžiu ir apsiraudu. Bet faina, tada vaikai labai nusiramina ir sako, mama, kas yra, nes jau čia tikrai šaikas, nes retai tai būna. Bet vis tiek viską per gražią prizmę matai. Tai šiaip, Kotryna, labai ačiū tau, kad atvažiavai. Noriu gal kažką žmonėms pasakyti. Apsilankykit Mo muziejui parodoj. Troleibuso ūsai, nes yra dar Vilniaus pokeris, tai ten ne mano, ten Oskaro Koršunovo režisuota paroda, o mes su Vaikų žeme, su Justinu Vancevičium Troleibuso ūsus padarėm ir knygų ten yra. Ir aš apsilankysiu, sakei, pravesiu ekskursiją. Tai ačiū labai tau, labai smagu kas kart pamatyti tave. Tikiuosi neprailgo. Aš sakiau, kad nežinau, ar aš tinku šitoj kompanijoje, bet net neprireikia pasakyti, kad Skarelė kaip pas Tupaką, gal net kaip pas Tupaką, neprireikia. Tik kitų kampų. Kitų kampų, jo. Tai ačiū labai tau, ačiū jum, sekit socialiniuose tinkluose, Baubo Media, Contribui. Zylė pasakyk, kur galima. Kotryną galima rasti Facebook'e, Instagram'e, tu netokia aktyvi, man atrodo. Nelabai aktyvi. Bet sekit Kotryną, skaitykit Kotrynos knygas. Nesigėdykit skaityti knygų, ne tik suaugusiam. Ir laukit suaugusiam knygas, nes aš labai daug tikiuosi iš to. Aš irgi labai laukiu jos, labai jau prailgo laukti. Tai va, taip ir pabaigtum tada.